XVIII amžiuje organizuotas nusikalstamumas įvairiais pavadinimais egzistavo visoje Italijoje. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Cosa Nostra paplito po visą pasaulį. 21 amžiuje įskiepyti šeimos vertybės paskirta jaunai kartai. Radistai. La familia. Radistai, la familia. We are prostitutes. Gerai, žiūrėkite, yra toksai reikalas. Visi žinome apie skambučius, kai paskambina jums, sakot, nais, aš tipo, čia tavo sūnus, aš čia patekau į avariją, kažką tai. Visi žinome apie tokius reikalus, žinome, kad jos nereaguot, žinote visi kartu ir apie tas SMS žinutės, kur parašo tau SMS žinutę, kad tu tipo laimėjai tenais kažkokį tai super telefoną ir tenais čekį kažkokį tai. Ir čia dažniausiai būna iš kalėjimo, kai siunčia tipo iš kalėjimo tam, kad gauti papildymų. Labas. Ir aš net nesitikėjau, kad dar vis iki šios dienos tokie reikalai vyksta. Vienok pasirodo, kad vyksta. Ir gavo bičias, reiškia, numerį, čia vadinasi, gavau SMS pranešimą. Sveikiname, jūsų numeris tapo laimingas, o gmina jums dovanoja 1000 litų čekį ir telefoną Nokia E7. Prašome skambinti šiuo numeriu. Tai va, tai čia yra tas standartinis telefonas, kaip mūsų draugai esantys anapus tvoros, reiškia, užsidirba savo telefonų sąskaitas. Taip. Tai mes pabandysime. Tai žodžiu, tai mes paskambinkime ir pabandykime, reiškia. Bet žinai, gali būti išjungtas arba nekelt telefoną. Nu tai ką, o kas mums darbo, žinai? Taks, 8, 7... Ne, dar iki 10, pas jos tik tai po 10 gesina šviesą. Broli, kodėl tu numetei? Taigi būtume pasišnekėję. Dar pamėgink. Matai, jisai gal nori gauti skambutį iš tokio numerio, kokį jisai siuntė. Jeigu kažkas skambina, tai jisai jau suriša, kad čia kažkas ne to ir greičiausiai nekelia. Reikėtų skambinti iš to. Tai bet jeigu pensininkas, pavyzdžiui, skambina iš... Taip, klausyk, davai tu su mumis bent jau šiaip pasišnekėk. Paklausk kaip klientūra. Užderėjo. Ir šiaip prasiskaidrinsi savo vakarą. Galbūt besnekėdamas ir išgirsi sirenas, kad policija atvažiuoja. Seksime mes tave. Seksime. Sukūrė. Arba žinai, Zipo klausogi. Aha. Nes jie klauso ten. Linkėjimai Hebra. Ten, kur sėdi. Mes gila iš kokią gaunam. KPZ. KPZ yra laikinas. No. Gaidman nušmos. Klausyk, yra toks Darius. Eik tu savo, nu nes nepatinka. Aš tai ir galvoju, kad atsilieps, daug labai jau jie atsargus yra šiuo klausimu, tai... Taip, bet nu vis tiek, kaip ir norėjosi pasišnekėti. Žmogiškai, tiesiog žmogiškai pasišnekėti. Jie labai gerai kalba, išprusę, neduok diev, jeigu ko nors neatsakys. Jie labai gražiai. Aš esu kalbėjęs vienas iki su jais. Bet... ne, tai normalus Jėzus, jie tenais normalus bičiai, viskas tenais su jais tvarkoja yra. Ne, tiesiog labai gražiai kalba. O tas yra. Mane nustebino, kad... Ai, taip, gražiai literatūriškai, ne? Laba diena. Ai, tie, kurie atsiliepia lochatronšikai, ne? Taip. Ai, lochatronšikai, tai taip, žinoma. Čia vadybininkas Petras. Taip. Čia vadybininkas Urodas. Klausyk, yra Darius. Okay, Marijampolietis Darius, lapkričio, žodžiu, mėnesį kažkada davėsi su tokia mergina, kuriai 35 metai. Ji yra kirpėja, jie ten žiauriai trynėsi ir jis jos vos neužvertė. Tai o šį šeštadienį jisai varo su ją sutikti, vyno bonką. Reik manyt, kad tos kirpėjos vyras turi paskambinti jam, ne? Nu, vėl nežinau, o gal sūnus, jeigu jie 35, sūnus gali būti... Labas! Gali būti 18-17 metų. Ne, tai tegul Algirdas paskambina. Nu, davai, Algirdas. Kad su mano žmonas. Turi numerį, ar ne? Aha. Gerai. Na, Dariuk. Hold it, suck it down. Žinot, kas yra anti-lateris? Tas, kuris nevėluoja. Klausa? Labas vakaras.
Labas vakaras. A Darius čia? Kaip? Darius čia? Darius. Labas, Dariau. Labas. Algirdas skambina tau. Algirdas? Algirdas, Koksai? aš esu Violetas vyras. Taip. Tai ponuli, tu šeštadienį pas mus atvažiuoji ant vyno. Šeštadienį? Nu, Kada? jis sakė, šeštadienį čia susitarė kažką, tai ant vyno atvažiuojat, suprantikė. O, jo, jūs čia kažkas. Aš Zapalius. šeikeriuose su Violeta nesidavėjai. Ką kad aš ją pažįstu? Tu ką šeikeriuose veikėt? Nieko, išgėrim. Kaži ar nieko, jau kaži ar nieko. Ai, Viską labai pasipasakojo. Ja, jūs, man atrodo, sapaliot kažką. Sapalėt kažką? Tu snargly mano žmoną grabalioji, aš tada sapalėjau kažką. Tu prašyčiau, šeštadienį jokių tau vynų, jokių, supranti, mano žmonų Violetų ir iš viso pamiršk tai ją, kad daugiau aš negirdėčiau apie tave niekada. Tu supratai? Suprato. Da kartą tu jai paskambisi, arba jeigu nori, galime dabar toj pat susitikti. Nereikia. Nenori susitikti dabar? Gal į mane pagrabaliosi? O, jo, labai. Man, žinok, labai patinka. Nueisim į šeikerius, prisigersim, pagrabaliosi mane. A ne taip? Ar tik tai vyresnės moteris patinka, vyresni vyrai nepatinka? O, jo. Panašu, kad mane vyrai traukti. Nu, žinok, dabar jau gal visai ir panašu. Tai klysta, biški. Tai kiek tau iš viso metų? Daug. Kiek? 16? Jo, panašiai. Žinau, kad tau 22 snargly. Informuotas? Informuotas, viską pasipasakojo. Iš pradžių nenorėjo, ale po to turimės būdų, kaip priversti moterį viską papasakoti. Tai va dėl tavęs dabar, dėl tavo kalties pasana melinė pakim. Gali pasiploti savo. Patenkintas. Panašu, kad būčiau? Panašu, kad tu nori mūsų šeimą išskirti. Visai ne. O man atrodo, kad gal biski nori. Nes šiaip paprastai, žinok, su žinoto moterim jaunuoliai nesitvatyja ir visokiose klubuose nesilaižo. A turi ką dar pasakyti? Aš tai neturėjau viską tau pasakyti. Aš tai tau dar turiu vieną dalyką pasakyti. Na? Čortai. Radistai. O, kūrė, radistai, blėt! Jūs! Girdi. Mažutė, nesikeik. Nesikeik. Nusiramink, viskas gerai. Nesikeik, viskas Gal, tvarkoj. žinokit, klausau jūsų, kad jūs blemba, va dabar įsijungiau kitą bangą. Ale, va tai žiauriai. Katra čia tokia. Kas katra čia tokia? Ai, katra čia tokia. Paskundį. Ai, Ai, nėra vardo. Žinok, nėra vardo, bet papasakojo, kad tu reiškia turėjai tenais. Vaikų, turbūt Agnį. Nu, žinau dabar. Tai duosiu gražu. Mes, žinok, nežinom kas, bet, žodžiu, ką žinau. Respektas tau dėl Milfės. Au, jūs. Klausyk, tai šeštadienį turėsi gerą laiką? Nežinau, bet matyt. Su vyno bonkė. O pas ją važiuosi, ar jį pas tave? Tai aš pas ją. Na, o ką, nuveikėt jau tokio įdomaus? Tai nežinau. Da kol kas nieko, ne? Da nieko. Nu, supratau. Gerai, tai žiauriai. Gerai, broli, tai smagiai pamirkyk. Nepamiršk per kalėdas į Lūną tvaryti, radistai bus. Gerai. Tvarka, iki. Tvarka, broli, iki. Va, klausykite, toksai, va, linksmas vyras, suprantigė. Bet tai, o tau Milfės patinka? Galima atsakyti. Galima atsakyti taip. Tai man patinka vyresnės moteris. Mamutės 35-40 metų. Ai, ne. 58 metų. Mamutės. Klausyk. Mamutės.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, grįšim. Oi, tai jau mes žinok, turime netgi... Keltis į kitą valandą. Ne trumpą valandą, o va, žiūrėk, tai jau aš pagrosiu. Nieko, kad minutę anksčiau išleisiu. Ne. Išleisiu. Draugai, mes grįšime jau po 9. Iki.